Gyvenime labai dažnai užklumpa audros. O audroje tu nesi savimi. Nežinai, ką su tuo daryti. Tomis akimirkomis visos jūsų praktikos, koncepcijos, idėjos, idealai, viskas subyra. Jūsų atsidavimas, meilė, visi gražūs dalykai, kuriuos branginote savo gyvenime, tiesiog neatrodo, kad jie yra ir jie nieko nereiškia. Esate didelės audros įtakoje ir net audrai nurimus, pats prisiminimas apie tai jūs dar labiau trikdo. Ką tu darai? Niekas nepadeda. Sėdė, užsimerkė, medituoja. Kur medituoja? Protas yra visur. Jautiesi tarsi degančioje krosnėje ir nežinai, kaip užgesinti šią ugnį. Kuo labiau stengiasi tai atvesinti, užgesinti, tuo labiau kyla ugnis, tuo didesnis neramumas, didesnis susijaudinimas. Ką darai? Skaitai, klausai, sėdi čia, klausaisi žinių, net ir tai neįeina į galvą, nes protas yra audros sūkuryje. Niekas į jį neįeina. Tai vienintelė pagrindinė problema visatoje. Kitos problemos nėra. Galite rasti 1000 priežasčių. Bet problema yra ta, kaip išsilaisvinti iš šios proto audros. Pirmas dalykas, kurį reikėtų padaryti, suvokti tai. Tuo metu jau audra nurimo. Nustok gailėtis. Tai neturėjo atsitikti. Tai gali būti nepakeliamas skausmas, bet tai nesvarbu. Vis dėlto tai negali manęs sunaikinti. Tai manęs nenužudo. Aš esu čia. Aš esu daug didesnis už visas šias emocijas, šurmulį, bangas. Visa tai kyla manyje. Manyje ir niekaip negali manęs sunaikinti. Leisk visą tai būti. Matyk platesnę savęs perspektyvą. Priešingų atveju mes bėgame nuo smulkmenų. Malonus jausmai kyla. Nemalonus jausmai kyla. Kai kurie geri jausmai, kai kurie negeri jausmai. Ir to pakanka, kad pradėtume labiau karščiuoti. Pradedame kaltinti save. Man to neturėjo nutikti. Ką turėčiau daryti, ko aš noriu. Troškimai, nerimas, baimės, idėjos. Visas šis karštligiškumas atpalaiduoja jūsų gniaužtus. Matote, ne viena audra negali būti visą laiką. Tai neįmanoma. Tai gamta. Ateina bangos ir be jokios priežasties mintyse kyla suirutė. Kuomet protas nurimsta ir jūs patirite tą vėsų vidinį, švelnų, subtilų savo aspektą, ateina didelis palengvėjimas. Ir jūs turite tokią patirtį gyvenime. And you have had this experience in life. Your mind is like a whirlwind. Tavo protas kaip viesulas, protas, su kuris nurimsta, atšąla. Tokia yra jūsų tikroji prigimtis. Tai yra meilė. Visi pasaulyje susiduria su šiomis krizėmis. Asmenybių susidūrimai, problemos, santykių problemos, nerimas dėl ateities ir dar daugiau.
Days are passing by. Nesaugumas, ką aš veiksiu Whether I'm savo in the right gyvenime. place or not. Dienos bėga. Nesvarbu, ar aš tinkamoje vietoje ar ne. All sorts Ar of aplink mane confusions. bus tinkami žmonės. Anger, Visokios hatred. painiavos, pavydas, But the piktis, person with the neapykanta. life jacket, Tačiau žmogus, kuris turi gelbėjimosi liemenę, bus išgelbėtas ir pakyla we aukščiau. should put on the life jacket, blow it up. Turėtume Well prepared. užsidėti tą gelbėjimosi liemenę, Being immortal ją is išskleisti ir looking gerai at your pasiruošti. infinite nature. Būti nemirtingam reiškia žiūrėti savo All begalinę prophets have already prigimtį. said, die before the death. Visi pranašai jau yra sakę, Die mirk when you are still prieš alive. mirtį, mirk, kai dar esi gyvas. You are looking for perfection. Jūs ieškote tobulumo. Creates imperfection inside you. Kažkas You want jūsų viduje perfection, sukuria perfection. What has netobulumą. happened? You have become imperfect. Nori tobulumo? Tobulumo? You want Kas peace, nutiko? but you have become Jūs restless, tapote wanting netobulas. peace. You want Norite everybody to ramybės, be bet peaceful, tapote neramus. situation to be peaceful, but you have Norite created a big ramybės, turmoil norite, inside you. kad visi būtų How is taigus, it kad possible? situacija būtų Peace comes taiki. from within, not from without. Bet jūs If you sukūrėte are peaceful, didelę your sumaištį surrounding savo becomes viduje. peaceful, your situation becomes peaceful, people Kaip tai around you įmanoma? become peaceful. You are Ramybė the ateina iš center of vidaus, this universe. o ne iš Whom you are išorės. looking to? Jei esate taikus, jūsų aplinka tampa Anywhere else, taiki. anybody else, any other setup, Situacija tampa rami. any other place, Aplinkiniai I tell žmonės you, tampa wherever ramus. you go, you will carry your Jūs own mind, esate and šios wherever you visatos go, you will centras. create your own same Ko tu ieškai? storms. To nėra kažkur kitur. Kaip The turėtų storms būti? rise in me, Sakau and they tau, never stay in kad me ir kur tu forever. eitum, tu nešiesi savo protą. Kad ir kur tu keliautum, susikursi savo audras. Audros kyla manyje ir jos nepasilieka manyje amžinai. Jos nuslūgsta ir manyje. Dabar žmogus sako, aha, dabar supratau. Maniau, kad esu ramus tik tada, kai audros praeina. Aha, dabar aš visą tai supratau. Aš galvojau, kad esu ramus tuo met, kai audra nurimsta ir kuomet esu ramus kaip mėlynas vandenynas. Audra vandeninė, vandenynas vis tiek viduje giliau yra ramus. Dabar aš tai supratau. Kiekviena į tavo gyvenimą atėjusi audra praplėtė tavo akiratį, padarė tave gilesnį ir galingesnį. Kiekviena audra sunaikino tavyje mažumą, tai, kas tavyje buvo labai maža. Manote, kad esate individualus aš, gyvenate su mėgstamais ir nemėgstamais dalykais. Ir tavo gyvenime ateina audra, nori to ar ne, ji užklumpa tave ir išmeta tave iš tavo simpatijų ir antipatijų. Taip atsitinka ir vyksta. Kiekviena audra yra palaima. Tai tave pjauna, tai tave naikina, pribaigia, tu verki. O jei nežinai, ateik. Tu neverksi, tu juoksies. Viskas panašiai. Tu juoksies iš to. O, labai gerai. Kadangi tu suvoki savo prigimtį, savo begalinę prigimtį. Neribota asmenybė, neribota gyvenimą. Tu nesi kirminas, tu esi visata. But you are the universe.